Norai pildosi. Kaip dažnai jūs pakliūnate tokias būsenas kaip pyktis, neapykanta, suirzimas, ar dar kažkokios kitos neigiamos emocijos, kurių aš netgi negaliu įvardinti. Parašykit dėl ko ir kiek dažnai pakliūnate į tokią situaciją. Ir kaip dažnai tas dalykas trukdo jums greitai, ramiai užmigti ir gerai miegoti. Norit išmokti greitai perjungti savo būseną ir tą visą savo situaciją pažiūrėti iš tokios ramios, adekvačios būsenos ir įvertinti situaciją arba greitai ir giliai užmigti. Tikriausiai norit. Tam mums prisireiks vieno paprasto dalyko. Celofaninio maišelio. Nepatikėsite, koks yra nuostabus celofaninis maišelis. Jisai naudojamas ne tik tai, kokiam daiktams sukrauti, bet galim ir taip pat paėmėm taip maišelį ir visą orą iš plaučių iškvepiam į maišelį. Po to įkvepiam. Ir tai padarom 5-7 įkvėpimus. Ir pamatysit, kaip iš karto jūsų gyvenimas pagerės. Kaip jūsų situacija, jau dabar jau jaučia, kaip mano ir dėl kitų priemonių gerėja, kaip situacija pagerės. O jeigu norit prieš miegą, nenaudoti migdomųjų ir greitai nusiraminti, 9-10 įkvėpimų padarom ir stebimės, kaip pasikeitė pasaulis. O tai įvyksta dėl paprastų elementų. Tai yra iš tikrųjų fizinio pasaulio priemonė, tai yra fiziologinis poveikis mūsų organizmui. Tokiu būdu mes kvėpuodami negaunam deguonies. Todėl mūsų kraujai, kiek jau gerai atsimenu, daugiau įsiskiria angliarūgštės ir šitoje vietoje tas dalykas labai stipriai ir greitai veikia mūsų nervinę sistemą. Ir galbūt taip labiau yra jinai užbukinama ir mes galim adekvačiau vertinti situaciją. Bet tai nėra panacėja nuo visų problemų. Tai nereiškia, kad jūs dabar bet kada susinervavę, ar kažkas atsitikė, arba norint užmigti, jūs iš karto turit pulti maišelio. Taip, karts nuo karto galima dalyką pasinaudoti, kai reikia. Bet reikia nepamiršti, kad už tų visų mūsų baimių, susinervinimų, sudirzgimų, kažkokių dar visokių dalykų yra metafizinės priežastys. Tai ir mano pastovaus kanalo žiūrovai žino, ką reikia daryti. Šiaip tai visas kanalas yra apie tai, kaip tokius dalykus panaikinti ir gyventi savo nuostabų gyvenimą. Jeigu suprantat, kad tai yra baimės, pakepavot maišelį, įvertinat savo situaciją, suprantat, man čia tokia buvo baimė. Einat į tiesioginę transliaciją arba vaizdo įrašą, kurioje kalbama apie baimės ir dirbat su tom baimėm. Ir taip pabiškai atsikratot tų būsenų ir tų pačių vaistų, kurie padeda užmigti, kaip nevadinasi, migdami, nes tie dalykai prie gero nepriveda. Instrumentus turit, informaciją turit, o toliau patys spręskit. Norit jūs taip gyventi ar ne? Kas norit, einat ir darot.